Sveiki visi. Tai štai dabar matote rankenas, kurias praeitam video sakiau, kad reikia nudažyti ir įkelti skelbimus. Taip ir padariau. Nudažiau, įkėliau į skelbimus. O dabar, kol kalbėsiu, matysite gaminu dar vienas rankenas kitokio tipo, paprastesnės. Ir aišku, pigesnės. Tai jos jau dabar yra pagamintos, nudažytos, įkeltos į skelbimus. Tai jeigu domina, rašykit komentaruose, susisieksim, nes tikrai dar neparduotas. Praeitą kartą minėjau, kad turiu vieną suvenyrą įkėlęs į skelbimus. Tai suvenyras Lietuva, matėte ten ir jo nuotrauką, tai kol kas jis dar neparduotas. Tai taipogi, jeigu įdomu, susirašykit YouTube komentaruose ir galėsim susisiekti, pabendrauti. Vat. Kas dar? Praeitam video taipogi rodžiau, kad pradėjau gaminti kabyklą rūbams. Tai kabykla rūbams yra baigta ir taipogi įkelta į skelbimus. Tai kol kas šiai dienai niekas nėra parduota. Tikiuosi pajudės reikalai, vis dėlto pavasaris ir panašiai. Vat. O, tarp kitko, čia ką darau, tai bandau rankenos tvirtumą. Tiek tos rankenos tokiu pačiu principu buvo išbandytos, kur prieš tai gaminau, tiek šitos. Prisukant prie kaladės ir gerai papurtant, pakilojant visaip, tiesiog įsitikinant, kad viskas gerai sutvirtinta. Vat. Tai ką, dabar šiuo metu iš viso turiu 4 aktyvius skelbimus. Tai čia pagamintos naujos rankenos, dabar matom video įraše. Čia rūbų kabykla, kuri kelta į skelbimus. Tai tiek, iki kitų kartų.